nuo metų, kai ten viskas vyko, kai jūs liepėtės, kaip tai kitus pamatėt, kaip tai ėmė ir kada viskas tai baigėsi, dabar tai mes sulakiau. Prasidėjo 47-ais iškonfiskavo ir tada tėvuką pasodino į kalėjimą, mes jau ir praktiškai negyvenom namuose. Paskui tėvukas grįžo. Tėvukas grįžo, tai tada vėl sugrįžom į namus, jau truputį pradėjom jau ten kurtis gyvent šiek tiek. Ir vėl tada įsigavau. 48 tai buvo vasara, žinau, kad buvo vasara. Nu ir, bet tėvam pranešė kažkas, tai kad mes išbėgom iš namų, tai buvo, kad aš mokykloj buvau, tai jau ne vasara, tada jau rugsėjo, kad aš buvau, žinau, ir atbėgo mokytojas ir sako, slėpkis, bėg, nes jūsų ieško. Tai aš išbėgau iš mokyklos ir iš baimės nežinojau, kur bėgau, įgriuvau į griovį tokį, žinau. Nu ir vat ir taip slapstėmės, tėvai vienur, mūsų vaikus, mes 3 seserys išmėtėm. Taip vienas ten, kas laikyti taigi bijojo, nes jeigu pasakė suras, tai ir tuos pas karas ištrems. Nu ir kiek mes ten, ir dabar aš neprisimenu, vat gerai, tikrai tu dar vaikas toks buvo. Kiek metų buvo? 10. Nu, ne, dar 10 aš neturėjau. 39 gimimų, o 48 trėmė. Tai 9 metų. Nu ir paskui nuslapstėme, žinau, iki žiemos, vienur paskui sužinojo kažkaip tai. Tai vėl mes išbėgom naktį, tai tada Bulvių Duobiai priėmė tokius žmonės, leido gyventi. Toks, nu, iškasta toks kaupas, dabar tai gal ir nėra. Tokių, nu, tai kaip būdavo žiema, kaip atneša valgyti, jeigu sninga. O jeigu ne, tai kaip pėdas užmaskuotų. Nu, taip ir vargom. Paskui kol jau, tai kai buvo Stalinas, kaip mirė ir jau tada. Tai kiek čia taip metų truko? Kažkur 3 metai, kuriais jisai mirė Stalinas, aš dar nežinau, buvo ir jau tada baigėsi. Ir kaip paskui gyvenot po to? Paskui gyvenom, baigiau aš 8 klasės vėliau ir tiesa dar išėjau siuvėjo mokytis. Po to atvažiavau į Elektrėnus 61 metais iš Alytaus atvažiavau čia, sukūriau šeimą, taip ir gyvenau. O kaip ten po viso to susiradot tėvus savo, nes kai sakėt atskirai? Tėvus žinojom, mes maždaug žinojom, kur tie tėvai. Kada jau labai tėvų ieškojo, tai prisimenu, pas senelius buvo jie. Ir kaip pasakė, kad atvažiavo tokia giminaitė, ten Lazdijų rajone Seirijai miestelis toks yra. Tai jinai atvažiavo ir mus išsivežė į tą miesteliuką, nes jos vyras invalidas buvo siuvėjas. Sako, pas mus nieks neina, jie tokie neturtingi, tik kad užeina. Sako, ir tikrai neieškos. Nu ir nuvežė, pakinkė arklius, apdėjo šiaudais tokiais ir nuvežė į tą miesteliuką, ten gal 10 kilometrų nuo senelio. Nu ir ten išbuvom visą žiemą, bet taip išgyvenom, kad į lauką nei karto nebuvom išėję visą žiemą. Nu tai va. Paskui vėl tokia giminaitė paėmė ten prie Druskininkų. Ten buvau gal kelis mėnesius irgi. Žinau, žiema buvo ir mane ten biškai nuskriaudė, kai vaikas, tai aš išėjau.
Nu, ten buvo 9 kilometrai iki Seirijos. Aš grįžau, žinau, kad ten tėvai, tai naktį pabėgau ir per tą sniegą, per pusnį parėjau pas tėvus ir sakiau, daugiau ten neįsiu niekaip. Paskui, kada baigėsi viskas, tai jau gyvenom, aišku, pradžia buvo labai sunki, nieko neturėjom. Viskas išardyta namai, namas dar buvo, bet jau apleistas, ten gyvenom, kolūkio gyvulius ten jau laikė.